Tai sveiki visi besiklausantys, šiandien kaip nieko turim daug hebros iš Code Academy. Tai svečiuose Edvinas, Code Academy vadovas ir Marija, Code Academy karjeros centro vadovė. Jau su jie matėmės, kalbėjom, bet šiandien šiek tiek kitais kampais, kitomis temomis. Tai apkalbėsim šiaip visai nemažai. Nuo būtent 24 metų tendencijų aptarimo iki prognozavimo, kas galbūt laukia kitais ar dar kitais metais, o gal net ir po 10 metų pabandysim taip paburti. Ir pasikalbėsim, kaip apskritai Code Academy sekasi ir kokias naujienos. Tai aš gal nuo to ir pradėsiu, nuo to 24 metų aptarimo, kai prabėgo metai. Ir visai neseniai buvau konferencijoje. Ir konferencijų tokių prieštaringų nuomonių buvo. Vieni sako, žinokit, tikrai dirbtinis intelektas čia bus dabar top, daugiau niekas ten aktualu, mūsų darbus tikrai perims nemaža dalimi tam tikri asistentai, netgi asistentai kuria asistentus, mes tokie vadybininkai patapsim. Kiti sako atvirkščiai, žinokit, dirbtinis intelektas atsirado labai aktualu, labai dabar tas pikas, bet bus panašiai kaip, nežinau, kaip kažkada buvo su NFT, ar ne, iššovė, pikas ir kažkaip tai tapo įprasta, normalu, ir nieko čia super wow. Tai Edvinai būtų labai įdomu, koks tas pulsas dabar yra, ką jūs jaučiat šitais metais ir kas galbūt dabar labai stipriai auga ir eina į tą piką. Jo, tai iš esmės tas klausimas dėl dirbtinio intelekto turbūt kiekvieną savaitę kyla ir visiems. Tai visą laiką akcentuojame, kad jisai gali pakeisti tam tikras pozicijas, bet tom pozicijom reikės kitų darbuotojų, nes yra labai daug specialybių, kurių dar net nėra, kurių reikės ateityje, o iš esmės viskas dabar keliasi į skaitmeninę erdvę ir natūralu, kad tų darbuotojų žmonių, būtent tų vadybininkų, dirbtinio intelekto reikės dar daugiau. Tai realiai viskas, kas susiję su IRT sektorium, tų pozicijų kiekvieną dieną vis poreikis didėja ir didėja. Nes dabar šiuo metu kibernetinis saugumas labai išaugęs, viskas, kas su duomenimis susiję, taip pat su e-komercija, skaitmeninė rinkodara, nes bet kokiu atveju kažkoks verslas, jeigu nori dabar būti matomas, tai turi būti skaitmeninėje erdvėje. Tai ir vėlgi tendencijos tarpai tam tikri, aišku, ir Lietuvos rinka turi tam tikros įtakos, nes ateina kažkokia užsienio kapitalo, pavyzdžiui, įmonė, natūralu, jiem reikia kažkokios srities specialistų. Tai turbūt neišskirčiau kažko konkrečiai vieno, bet viskas reikalinga, kas susijęs su IRT sektoriu. O tu, Marija, kaip jauti, irgi konsultuodama žmonės ir bendraudama su įmonėmis, kokia dabar ta yra paklausa, ir kokia ta rinka, ar ne? Nes praeitą podcastą kalbėjom su Hostinger, Monika iš Hostinger, ir jinai paminėjo, kad rinka dabar yra, konkurencinga, vienu žodžiu, ar ne? Tikrai yra tos paklausos ir pasiūlos, bet tampa šiek tiek sudėtingiau. Tai įdomu, kaip tu pati jauti, kiek tu matai tame tiesos. Žiūrint, apie kokį aspektą kalbam, kad konkurencinga darbo rinka, tai man atrodo, kad jinai visada tokia buvo, nes gerų specialistų visą laiką reikia, bet ir tie geri specialistai tarpusavyje turi pakonkuruoti ir įmonės turi pakonkuruoti dėl tų gerų specialistų. Tai čia visą laiką tai buvo ir čia ne jokia naujiena, bet jeigu mes kalbėtume apie samdą, tai samda ir apie IT rinką, tai jinai yra sumažėjusi, bet vėlgi reikia remtis į gerus specialistus. Tai geri specialistai visada ras darbą, gerų specialistų, profesionalių specialistų, visiškai nesvarbu, ar tai būtų pradedantysis ar senior lygio žmogus, jie visada ras rinkoje darbo vietą. Visada. Svarbiausia yra mokėti, aišku, save pateikti, parodyti savo potencialą ir panašiai. Bet dar kitas momentas, tai ką pastebiu dirbdama su apskritai taip big picture, jeigu pasižiūrėtumėm į darbo rinką, tai iš esmės, kalbant apie samdą, jinai turi savo sezoniškumą. Tai gruodis arba žiemos laikotarpis visą laiką bus
mažesnis samdos atžvilgiu. Ar mažesnis, siauresnis, ar ne, įmonės tuo metu planuojasi biudžetus, ypač didelės įmonės, o kai planuojasi biudžetą, tai turi susiplanuoti ir samdos biudžetą. Tai čia iš karto visiems galiu tokį nuraminimą duoti, kad jeigu dabar šiek tiek yra sudėtingiau ieškotis darbo, tai nieko tokio, tiesiog reikia išbūti šitame laike. Bet ir tai yra, tada galima remtis galbūt į mažesnes įmonės, kurios samdo tiesiog pagal poreikį. Ir vasara, tai saulė mintise, vėjas plaukuose. Kas ten samdys, tai samda irgi numatom, kad jinai šiek tiek palėtėja. Tai darbo rinka, prie ko aš vedu, ar ne, kad darbo rinka jinai visada yra, vienas žodis gali apibūdinti, tai yra nepastovi. Jinai turi savo sezoniškumą, turi globalius dalykus, kas irgi padiktuoja globalūs dalykai ir Lietuvai, tam tikrus dalykus apie darbo rinką. Tai jinai, vienu žodžiu galiu pasakyti, yra nepastovi ir kai ką reikia tiesiog išlaukti, išbūti, o kai kur nertis stačia galva, nes yra labai didžiulė galimybė, kad pavyks susirasti darbą. Ir kalbant apie tas tendencijas, tai Edvinai, labai daug, ypač socialiniuose tinkluose kalbama, kaip viskas greit keičiasi, kaip atrodo vieni įgūdžiai buvo aktualūs, dabar jau nebeaktualūs, kaip tu pats jauti, kiek tai yra iš tikrųjų kaip faktas, kad IT rinka labai būtent greitų tempų keičiasi, jeigu įvertinant pastaruosius metus, ar ne pastaruosius galbūt keliarius metus, ar tikrai jau taip viskas 360 sugeba apsisukti, kad vieni dalykai jau tampa visiškai neaktualūs ir kitų jau reikia imti iškart mokytis, nes atsiliksi, ar ne, nuo savo žiniomis. Kardinaliai taip tikrai nepasakyčiau, vien dėl to, nes jeigu dirba programuotojai, tai programuotojai ir toliau dirbs ir jų reikės. Faktas, technologiniai dalykai, jie keičiasi. Atsiranda dirbtinis intelektas, didelį įtaką daro jų įrankiai panaudojimas. Tai faktas, kad tie patys programuotojai tiesiog turi mokytis papildomai tam tikrų dalykų, kad galėtų kokybiškesnį darbą turėti, parodyti tą ir būtent atvaizduoti visur. Ne? Tai web dizaine tam pačiam dirbtinis intelektas labai smarkiai pažengęs. Net ir mūsų mokymuose, kai prastai mes 8 valandas įrankius mokom kiekvienai programai, tenais turime net 40. Tai labai palengvina, kai anksčiau reikėdavo ten nuotraukas dizaineriam pirkti, kad ten atvaizdus parodyti. Dabar viskas yra, galima padaryti su dirbtiniu intelektu. Tai tiesiog reikia visiems tiems specialistams papildomai mokytis, kad jie galėtų toliau išlikti konkurencingi ir galėtų kokybiškai dirbti. O kad apsiverstų 360, taip tikrai nėra, tik atsiranda gal didesni poreikiai tam tikrų technologijų ar pačių specialistų. Tai kaip ir prieš tai minėjau, tas pats kibernetinis saugumas, dirbtinis intelektas visą laiką buvo, bet jisai labai dinaminis yra, labai keičiasi. Ir, kaip ir mūsų programos, tai iš esmės tą patį Pythoną paimkime, tai mes mokėme anksčiau su vienu frameworku, dabar mokome jau su kitu. Duomenų bazės mokėme vienokias, dabar jos kitokias. Tai lygiai taip pat kaip keičiasi rinka prie tų technologijų, taip keičiamės ir mes. Tai ne šiaip savo tiek naujas programas kūrėme, tiek jas naujiname. Tai faktas, e-komercijos, skaitmeninės rinkodaros visokiausių dalykų naujų išeina įrankių, tai natūralu, tos programos turbūt dažniausiai keičiasi ir koreguojamas būna net ne vieną kartą į metus. O Marija, ar tu jauti iš įmonių, nes matau, kad stebėdama, ar ne, kad labai didėja tas partnerių krepšelis ir labai daug atsiranda įmonių, su kuriomis bendradarbiaujat, tai ar irgi atsiranda tas didesnis poreikis būtent šitų ar naujų technologijų, kur galbūt net ir įmonės kelia kaip reikalavimą, ne, kad tokiais įrankiais būtų gerai, kad mokėtum naudotis, ką Edvinas ir sako, ne, kad būtum su tuo ritmu, su tuo pulsu ir tiesiog išliktum top rinkoje. Aš gal sakyčiau taip, kad įmonėms yra svarbu ne tiek, kad, aišku, tu be techninių žinių nenueisi į įmonę vienareikšmiškai, tu turi įgyti kažkokį tai išsilavinimą,
Bet taip yra, kad įmonės vis tiek dažnu atveju turi savo įrankius, kaip papildomus, pavyzdžiui, įrankius, kuriuos dar reikia mokėti, ar tai būtų UX UI dizaineris, ar programuotojas, ar e-shopo ten kūrėjas ir panašiai. Tai įmonėms tada, jos supranta, kad tokio idealaus kandidato, kuris turėtų tą pilną paketą, nebūtinai jie ras. Tai į ką tada remiasi, kad žmogus gebėtų mokytis. Ir gali darbo ir pokalbio metu paklausti, ką tu paskutinio išmokai arba kaip tu mokaisi. Tai nenustebkit sulaukus šitą klausimą. Nes būtent dėl to, kad yra tiesiog tokių įmonių, kurios tikrai dirba su tam tikrais savo įrankiais, kuriuos atėjęs žmogus jau dirbti turi kaip įmanoma greičiau išmokti. Ir dabar šiek tiek paburkim apie tuos ateinančius metus ir apie galbūt jau net kokį 5 metį, jeigu labai jau drąsiai norėtume. Tai Edvinai, irgi kam ruošiatės kitais metais, ar ne, galbūt iš programų pusės, galbūt iš, nežinau, darbo struktūros, vidinių kažkokių procesų, ar ne, koks tas pasirašymas ateičiai? Tai ruošiamės kiekvieną dieną, ir vakar ruošiamės, ir šiandien, ir rytoj. Visada pasiruošę. Visada pasiruošę, jo. Tai pačių programų taip tikrai turėsime naujų, tai jas kūrime pastoviai, vėlgi atliepdami rinkos poreikius, nes kaip ir Marija dirba su partneriais įdarbinimo klausimais, bet dirbame ir lygiai taip pat ir programų poreikį, nes nemažai apskritai programų atsiranda iš įmonių poreikio, iš asociacijų, kurias kreipiasi, kuriam reikia tų specialistų. Ir taip yra, ir pamatysite tikrai naujų programų, neatskleisime gal kol kas, kokių iš technologinių, bet ką pradėjome daryti, tai įvairias ir vadybinės, IT vadybinės programas pradėjome organizuoti, tai ir IT projektų valdymą, jau startavusios yra pirmos grupės, taip pat ir IT lyderystė, IT socialinių įgūdžių, ugdymas komandoje, tai jau pradėjome judėti ir tą kryptim. O visa kita pasenoviai, tiesiog augti sparčiai ir neatsilikti nuo rinkos ir judėti pagal darbdavių poreikius. Tau dar mini iššūkis. Po paskutinių postų jūsų būtent dėl projektų valdymo, ar ne, buvo komentaras, kad gal jau nebėra čia ta svarbi tokia profesija, jau čia perims vėlgi dirbtinis intelektas šitą. Ir čia, kad IT projektų vadovai arba product owneriai, ar ne, buvo kažkada gal 10 metų, gal 5 dar metai. Ir sako, dabar jau tikrai nebereikalinga, tai noriu, kad pagrįstum, kodėl iš tikrųjų tai aktuali ir būtent dabar aktuali. Tai vienareikšmiškai aktualu, ypatingai Lietuvos rinkoje, kadangi taip sparčiai visą laiką trūksta programuotojų ir sektoriaus specialistų, bet vis tiek palyginus tikrai daug paruošimo yra, daug pradeda dirbti, natūraliai plečiasi įmonės ir daugiausia plečiasi taip didelės įmonės, didelėse įmonėse visi turi savo konkrečius darbus, ne? Tai programuotojai programuoja, dizaineriai kuria dizainą, testuotojai testuoja. Bet visus juos sujungti, kad viskas sėkmingai veiktų, būtent reikia projektų vadovų, projektų vadybininkų. Ir kiekvienoje įmonėje skirtingos metodologijos naudojamos. Taip pat kiekvieniam programuotojam ar ten DevOps specialistam gal reikia naudoti Agile, gal reikia Waterfallą, priklauso nuo projektų, nuo paslaugų. Tai mes būtent dėl to ir pasėmėm visus tuos 3 dalykus, tiek Agile, tiek Waterfallą, tiek Scrumą. Ir vienoje programai mokome visko, apjungiant tiek, kad galėtų tapti vadybininku, tiek vadovu. Tai tikrai bus reikalinga, nes rinka auganti ir tikrai nesimato kažkokio kardinalaus sumažėjimo, gal kažkiek apstoja kartais, bet vėl ateina užsienio kapitalo įmonė su dideliais norais, 1000 darbuotojų per metus. Ir natūraliai tai yra dideli skaičiai, kaip bebūtų Lietuvos rinkai. Ir aš dar pridėčiau su tuo dirbtiniu intelektu, tai mes šį iš tikrųjų galėtumėm turbūt, nežinau, su Edvinu kaupti jau tos klausimus, kiek mes esam sulaukę, tai ar čia dirbtinis intelektas pakeis programuotojus, ten project managerius ir visą kitą. Tai aš labai mėgstu sakyti ne savo mintį. Aš dalyvavau tokiuose mokymuose irgi apie dirbtinį intelektą ir lektorius labai puikią mintį pasakė, kad dirbtinis intelektas nepakeis žmonių, bet pakeis
žmonės tie, kurie geba dirbti su dirbtiniu intelektu, ar ne? Tai viena mintis, o kitas dalykas, čia taip irgi atsakant į šitą komentarą, kad ir kaip bebūtų, dirbtinis intelektas, jis labai įeina į rinką, į įmonės, kur tu tais nori, ar ne? Tai kas nutinka, tai kad įmonėm iš esmės tada reikia, kad kažkas sumenedžintų tą patį dirbtinį intelektą. Ir čia tada atsiranda labai didžiulis poreikis tų pačių project managerių. Dar kitas momentas yra su IT projektų valdymu, kad plius minus galima sakyti, kad IT projektų vadovai gali atstoti DevOpsus. Tai nėra visiškai tas pats, bet DevOpsai kainuoja labai brangiai ir šitų specialistų ir poreikis, pavyzdžiui, ten tyrimų Unicorns Lithuania atliko tyrimą 2023 ar 2022 metais, kad iki 2025 metų DevOpsai yra viena iš top 3 specialybių sričių, kur trūksta žmonių, specialistų. Tai DevOpsą šiaip nusisamdyti yra ganėtinai brangu, įmonės tada ką daro arba outsourcina DevOpsą, kas nebūtinai irgi yra tvaru, tada jeigu ten mažesnė įmonė, tai DevOpsai iš viso praktiškai yra neįmanoma nusisamdyti, tai kas tada lieka, čia taip gal negražiai skamba, bet opcija tada tampa labai puikia IT projektų valdymu. Ne, tai IT project managerių turėti labiau apsimoka įmonėm ir ypač tos įmonės, kurios galbūt yra vidutinio dydžio arba ten mažesnės ir tai va. Labai aš pritarsiu, dėl ko ir tą mūsų pokalbį pradėjau būtent minėdama konferenciją, ne, būtent čia buvo Lima, Lietuvos marketingo asociacijos konferencija. Ir tikrai pasidalino į tas 2 dalis, bet aš irgi bent jau už savo varpinės labiau pritarčiau tai antrai ir nedaliai, kad vis dėlto, kad ir kaip pažengtų, reikia žmonių, kurie ar ne bus vadybinė pozicija, arba, tarkim, jeigu kalbam apie kažkokią skaitmeninę rinkodarą, apskritai rinkodaros valdymą, ten vis tiek yra labai daug ir kūrybinių sprendimų, kurių dėja dar ilgai dirbtinis intelektas negebės padaryti, nes tik mes sujungiam tam tikrus labai netikėtus dalykus, ar ne? Nes vis tiek dirbtinis intelektas labiausiai duomenimis, o kūrybinius, tokius gerus perliukus sugalvoja vis dėlto dar mūsų smegenis. Bet kokiu atveju tai dirbtinis intelektas veikia tik žmogaus pagalba. Taip. Pradėkime nuo to. Taip. Taip, ir dabar norėčiau dar pasikalbėti apie 24 metus, bet vėlgi jau Code Academy, būtent viduje, ir šiek tiek pasidžiaugti jūsų pasiekimais. Tai Edvinai, kokie tie pagrindiniai, ką norėtumėt išnešti ir pasidžiaugti kartu su kitais? Tai tikriausiai labiausiai, kuo džiaugiamės, tai išaugusių dėstytojų kiekio, nes pradėjome metus turėdami apie 200, dabar jau virš 260. Tai visą laiką džiaugiamės, nes jie yra ne tik mūsų dėstytojai, bet ir mūsų mokinių kelrodės žvaigždės, mentoriai, kurie dalinamasi tiek gerosiam, tiek blogosiam praktikom. Taip pat išaugusių karjeros centrų, nes suaktyvėjo įdarbinimas mūsų baigusių mokinių naują biurą persikeliam. Tai ne dėl pačio biuro gal labiausiai džiaugiamės, bet dėl galimybės skleisti žinią. Ne? Turime kiekvieną savaitę praktiškai po renginį, būtent kuriuose pristatome tą technologiją, kas jie įeina, kaip atrodo mokymai, kuo galima darbintis, kur galima darbintis, kokia rinka Lietuvoje, kokia užsienė. Tai būtent tuo moksliškumo, švietiškumo turime galimybę turėti gerokai daugiau, nes anksčiau visą laiką būdavo ir sudėtingiau, nes reikėdavo ne savo patalpose, tai visą laiką kažkokių kliučių atsirasdavo ir tai būdavo rečiau. Dabar galime tai daryti pastoviai ir to džiaugiamės, nes galime dalinti su savo esamais, būsimais ar buvusiais mokiniais būtent visomis to žiniomis. Tai labai kviečiu prenumeruoti Code Academy naujienaškai ir gauti visas naujienas, sekti socialiniuose tinkluose. Jo, šiaip matau šitą, kad yra labai didžiulis paaktyvėjimas, labai smagu. Ir norėčiau jau plačiau išsiplėsti būtent dėl karjeros centro, nežinau, kad užaugot, išsiplėtė, ta veikla visai pasikeitė. Aišku, modelis, misija ta pati, bet tikrai tiek žmonių neskaičius dirbantis, tiek apskritai
visas procesas. Tai norėčiau, kad Marija taip padetalizuotum labiau, kaip žmogui pabaigusiam studijas padedat ir kokiem, ar ne? Ar visiems padedat, kaip vyksta konsultavimas. Tai va šitom temom. Padedam visiems, kurie pabaigę kursą ateina pas mus. Tai pirmiausia žingsnis, jeigu nori žmogus būti rekomenduotas įmonėms partneriams, tai turi ateiti į karjeros centrą. Būna kartais, kad atsiunčia tiesiog savo gyvenimo aprašymą ir sako, aš girdėjau, kad siūlot, tai įmonėm partneriam, tai gal galit mus pasiūlyti. O mes tada karjeros centre sakom, ne. Mes taip nedarom. Turi žmogus praeiti karjeros konsultaciją, praeiti tam tikrus procesus, susitvarkyti tam tikrus dalykus, tam, kad mes galėtumėm įmoniai partneriai pasiūlyti tą žmogų. Taip yra dėl paties žmogaus gerovės, kad šiaip jis turėtų supratimą, ko reikia darbdaviam, kaip save pristatyti, kaip pademonstruoti savo potencialą, kaip įtikinti tą darbdavį, kad net jeigu aš esu junioras, aš tikrai esu tinkamas tai roliai. Tai dėl pačio žmogaus gerovės. Ir antras dalykas, mes taip laikomės tos tokios nuomonės, kad kiekvienas studentas reprezentuoja ir Code Academy. Tai norim irgi paruošti tą žmogų, kad sakytų, Code Academy studentai, kokie pasiruošę ateina, ar ne? Tai tą kartelę mes tokią stengiamės išlaikyti tų studentų. Konsultacijos metu žmogus susitvarko pirmą patį pamatą, tai yra CV ir LinkedIną. Ir dažnai žmonės galvoja, bet čia nėra, kažkaip nenoriu pasakyti, kad tai yra tipiškai tik tai Code Academy studentams, ar ne, čia apskritai visiems, nes mes tiesiog neturėjom jokio normalaus karjeros ugdymo, o persikvalifikuoti žmonės ateina dažniausiai mūsų kartos žmonės, tai dabar galbūt ten mokiniai ar studentai turi kažkokį kokybiškesnį karjeros ugdymą, mes neturėjom. Tai vadinasi, tie žmonės, kaip jie supranta, kaip ten reikia ieškoti to darbo, ar kaip tas CV turi atrodyti, tai tokį ten ir duoda ir atsiunčia ten kokios nors populiarios darbo paieškos platformos sukurtą šabloną ir sako, tai čia mano CV galbūt tiks. Mes vėlgi sakom, ne. Persikvalifikavusio žmogaus CV turi atrodyti kitaip. Papasakom apie patį LinkedIną, nes LinkedInas ypač IT specialistui, bet dabar bet kokiam specialistui yra labai svarbus, bet IT specialistui ypač, nes ten tupi didžiausios įmonės, ten tupi didžiausių įmonių, geriausių įmonių vadovai, HR-ai, rekruteriai, ir tai yra tiesiausias kelias, kaip galima susirasti darbą būtent tenai. Šiaip prijaukinam žmogų prie LinkedIno, nes ten dažnai sako, bet tai ten giriasi visi. Ir aš tada sakau, kaip Instagrame? Tai Instagrame dar baisiau, ar ten, nežinau, Facebook'e, tai tu sėdi ten, gruodį, tamsu, šalto, kažkas gal ten Tailande, žinai, kokteiliukus gurkšnoja, tai čia ką nesigirimas. Tai aišku, kad taip, giriamės visi, ne? Tai va, taip. Patį tokį basicą sutvarkom, papasakom, kaip adaptuoti savo gyvenimo aprašymą kiekvienai skirtingai pozicijai, nes nesivadovaujam šablonų, ypač šiaip žmonėms visą laiką sakom, kurie savarankiškai aplikuoja, kad reikia CV adaptuoti tiek dėl to paties dirbtinio intelekto, nes atrankų procese jisai tikrai dalyvauja, tiek dėl to, kad rekruteris iš karto matytų tikslingai, kad tai yra tinkamas žmogus. Sudėliojam darbo paieškos strategiją, nes be strategijos ieškoti tai yra tas pats lygų nerasti darbo, ir simuliuojam darbo pokalbį, kurio metu labai žiūrim į individualų atvejį ir žiūrim, ką žmogus, kokias savo stipriasias savybės turi, ką reikėtų patobulinti, kaip kalbėti apie savo sėkmes, nesėkmes ir panašiai. Tai užduodam populiariausius darbo pokalbio klausimus, darbo pokalbiuose užduodamus klausimus ir žiūrim, kaip žmogus atsakinėja. Ir taisom, ir pamotyvuojam, ir, žodžiu, išdirbam pilnutinai, kad žmogus į darbo rinką
nueitų kažkaip tokia pilna koja. Ir dar be viso to dažniausiai tik mūsų studentams organizuojam renginius. Tai turim tokį susitarimą su komanda, kad vienas renginys per mėnesį būtinai turi būti organizuojamas vidinis mūsų studentam, kaip pavyzdžiui vakar mūsų studentai buvo Vention įmonėje ir ten maksimaliai vakar, tai kada čia filmavom. Tai žodžiu, studentai, tiesiog ten pasirodymas buvo to įmonėj, ten 4 pranešimai, visi tiesiog labai kokybiški pranešimai, labai faini pranešimai, žodžiu, įmonė labai pasiruošė. Ir dar be viso to jie inscenizavo darbo pokalbį ir tam tikrą grupę studentų, nes ta įmonė paprašė, kad mes atvestumėm tam tikros srities studentus su ta mintim, kad jie galėtų jau pasižiūrėti, ką įsidarbinti. Tai dar ir turėjo mini darbo pokalbėlius tokius, kur pasikalbino studentus. Tai fantastika. Ta prasme, suteikiam visas galimybės mūsų studentams susipažinti iš arčiau su įmonė, su įmonėmis, bet ir visokių įvairiausių ten, kaip darbo pokalbiai pasiruošti, sukviečiam studentus į online paskaitą, kaip ten išlikti konkurencingų darbo rinkoje, turėjo su Reistech, pavyzdžiui, irgi įmonė susitikimą, kur tiesiog apie data, apie duomenų analitiką kalbėjo ir kas laukia duomenų analitikos ir taip toliau ir panašiai. Tai organizuojam ir tokius, žodžiu, pilną tokį paketą atiduodam studentam, imkit ir dalyvaukit, būkit. Ir aišku, kadangi karjeros centras turi daug žinoti apie tai, kas vyksta darbo rinkoje, tai organizuojam ir viešus renginius prieinamus visai visuomeniai. Tai karjeros centro pristatymai vyksta ir Tech Talents, kur einam į barus ir diskutuojam. Chill, drinks and talks. Aš turiu tokį mini feedbacką per aplinkui. Per savo studijas tiesiog sėdėjom per pertrauką su grupuokė ir jinai rekruterė yra. Ir sako, žinok, kalbinausi 2 studentus iš Code Academy. Sakau, nu ir kaip, pliamo pasiruošė. Žinai, sako, tai jau nėra taip, kad neatsakytų kažko. Sako, paklaus ir jie žino atsakymą. Tai labai fainai. Faina, labai geras feedbackas. Taip, tai dabar pereikim šiek tiek irgi apie Code Academy, bet tiem, kurie tik svarsto, ar ne, kad ateitų pas mus. Ir tikrai dauguma yra klausančių būtent tokių. Tai jeigu aš esu studentas, renkuosi, nežinau, kitas akademijas, kolegijas, universitetą, lyginuosi, kodėl verta visgi pasirinkti Code Academy ir kokį tą grįžtamą į ryšį gaunant iš studentų, kodėl jie pasirenka būtent čia, o ne kažkur kitur. Tai iš esmės vien iš mūsų esamų studentų, buvusių mokinių galima atkreipti dėmesį, nes beveik 12 000 turėjom, tai irgi skaičius nemažas per mūsų visą gyvenimo istoriją, būtent ilgųjų mokymų, kurios baigė, tai vykdome apklausas tiek pradžioje, tiek pabaigoje, tai procentas, kurie rekomenduotų, yra 93. Tie likę 7, tai yra tie nežino rekomenduotų, tai nedidelis tas skaičius. Tai reiškia, jie gauna tai, ko tikisi ateidami ir lygiai taip pat jie gal netgi kartais tos lūkesčius viršėme. Tai iš esmės tie, kas galvoja, tai tiesiog turi nuspręsti, ar nori persikvalifikuoti, nes reikia nepamiršti tikrai, kad nebus tikrai labai lengva, nes visi galvoja, kad ateisiu, man į galvą įdės žinias ir viskas, aš programuotojas. Ne, tai reikės mokytis ir reikės skirti tam tikrą laiką. Jeigu esi nedirbantis asmuo, tai reikės skirti pilną darbo dieną, 3-4 mėnesius iki 5. Jeigu esi dirbantis asmuo, tai iš karto, galima sakyti, 6-8 mėnesiai tavo gyvenime bus būtent mokymas. Tai reikia įsivertinti ir dėl atostogų ir taip toliau. Tai čia tas dalykas. O dėl pačio ateimo ar ne, tai ir pas mus, tai mes 8 metus tai darome. Tai mūsų tas kelias visą laiką buvo ilgieji mokymai, vienos krypties, vienos technologijos mokymasis. Automatiškai tai suteikia galimybę persikvalifikuoti,
mes nemokome ten per trumpą laiką 10 skirtingų dalykų, kur tu gali tik tai susipažinti, bet realiai po mokymų nieko pats negebi daryti. Tai mes ir mūsų kryptis ir yra nuo pradžios iki dabar vienos technologijos mokymasis ir mes čia esame, tikrai nesumeluosiu, stipriausi, nes kai pradėjome tą daryti prieš 8 metus, tą patį darome iki šiol, tik tai plečiame programų spektrą, technologijų spektrą. Tai čia dar yra kitas momentas, kad kadangi ir vienijam didžiausią bendruomenę būtent ir dėstytojų, tai galime pasiūlyti skirtingas kryptis. Tai galime suteikti konsultacijas. Būtent mūsų klientų konsultantai tam žmogui, kuris dar nežino, gali padėti apsispręsti. Yra įvairiausių būdų, skambučiai, gyvi susitikimai, Teamsų konsultacijos pusvalandžio. Tai nepasakys tikrai 100%, eik mokytis į tą programą, bet 95% gali tą bendrą vaizdą sudaryti, nes yra identifikuojama tam tikrų dalykų, ką žmogus gyvenime veikia, kur dirbo, ką mokėsi, kas geriausiai mokykloje sekėsi, gal kadangi ateina perskvalifikuoti kažkokią ir profesiją jau turi. Tai būtent pagal tuos dalykus galime tikslingai nukreipti, o tada už žmogui apsispręsti belieka, nes vis tiek, kaip ir Marija dažnai sako, turi žmogus norėti į tą dalyką ir turi jam tai patikti. Tai mes galime nukreipti ir jau jisai pasirinks. Ir aišku, turbūt skaičiai patys kalba už save, tai viešai prieinama informacija yra švieslentės, kur mes kiek apmokame žmonių per paskutinius 2 metus, kiek įsidarbina, tas procentas yra 97 beveik. Tai yra didelis ir kas dar labiau džiugina, kad didžioji dalis pagal darbo sutartys įsidarbina. Ir kaip pradedantiesiam tikrai su normaliais atlyginimais. Tai tokie tie dalykai, dėl kurių galėtų žmonės kreiptis, mes padėtume ir turėtų tas galimybės. Aš dar gal pridėsiu, čia Edvinas sako, kad esam tokie ir pionieriai ir stipriausi tame, kad žmogus mokosi vieną tą technologiją ir mokosi ilgai. Tai kai aš atėjau dirbti į karjeros centrą čia, mane labai maloniai nustebino, kad iš tikrųjų tai pačios įmonės labai dažnai ateina ir sako, mums reikia jūsų studentų. O kodėl taip nutiko? Dėl to, kad darbdaviam labai patinka, kai žmogus mokosi vienos technologijos ir mokosi ilgą laiką. Tai, nes reiškia tik tais vieną, kad tas žmogus nepaviršutiniškai praėjo ten ir prasimokė, ar ne, bet jisai digino giliau ir bandė suprasti, kaip įmanoma stipriau tą pačią technologiją. Tai tas yra labai džiugu, kad pačios įmonės ateina pas mus ir klausia, tai duokit savo studentų, tai mums labai sumažina darbą. O dar Edvinai pačioj pradžioje paminėjai, kad tikrai išaugo būtent dėstytojų skaičius. Tai irgi įdomu, kaip užtikrina tą kokybę dėstytojų, nes gerokai virš 200 jau yra ką veikti. Pati, tarkim, kartais ieškau kažkokių specialistų IT ar net tam tikros pagalbos ir matai, kad liktai yra iš ko rinktis, bet tuos gerus specialistus gana sunku pagauti ir gauti. Tai įdomu, kaip tas jūsų procesas ir kaip jūs atsirenka dėstytojus, kokie jie. Ir manau, kad tikrai podcastų metu gali su kai kuriais susipažinti ir pamatyti, ar ne kas per žmonės, bet jų yra labai daug. Tai įdomu čia išsiplėsti. Tai didelį darbą faktas daro atrankų specialistai. Ir tikriausiai gal didelį pliusą deda ir jau Kauno Academy vardas. Nes dažnai tie dėstytojai, kurie ateina, jie apie mus jau labai gerai žino. Tai ir žino apie mūsų veiklą, žino iš kažkokių programuotojų kitų, kurie gal pas mus dėsto, ar netgi žmonės, kurie mokėsi pas mus, ir jie žino visą kultūrą, visą kokybę, kokie mūsų pagrindiniai tikslai yra, tas perkvalifikavimas. Tai tas pliusas tikrai leidžia pagreitinti. Tai dėstytojai būtent, kadangi yra savo srities specialistai, dažniausiai senior programuotojai, team leadai ar kažkokie įmonių vadovai, tai jau turi vidutiniškai 6-8 metų patirtis, priklauso nuo technologijos, tai jie ateina jau dalinti savo žiniomis. Faktas, jie tobulėti gali kiekvieną dieną savo srityje, bet jie dar labiau tobulėja, kai jie tas žinias irgi perteikia. Tai
būtent jie kaip geri mentoriai mūsų mokiniam gali ir gerasias, ir blogasias praktikas perduoti. Ir tas gal dėstytojų branduolio išlaikymas, tai bendruomenė taip pat yra tų dėstytojų, jie bendrauja, nes kiekvienas dėstytojas, kuris jau būna atrankų specialistų atrenkamas, jisai praeina visą kelią, jisai bendrauja su esamais dėstytojais, būna apmokomas lygiai taip pat, kaip reikia dirbti. Pastoviai yra organizuojami dėstytojų mokymai iš mūsų pusės, kompetencijų naujų. Tai tas didelis branduolys, didelė bendruomenė papildo vieni kitus, tie dėstytojai. Ir ypatingai smagu, kai jau gyvai susitinka ir kadangi programavimo mokymai visi nuotoliu vyksta, tai būna dažnai, kad dėsto vis tiek, jeigu tai yra 8 mėnesių mokymai dirbantiem, tai dėsto 2 arba 3 dėstytojai ir po to susitinka per gyvą renginį, kur tik tai nuotoliu visą laiką kartu dėstė tai pačiai grupėje arba netgi keliom ir po to susitinka gyvai. Tai vat tas bendravimas ryšys tarp pačių dėstytojų turbūt tą mūsų branduolį ir išlaiko labiausiai. O tu, Marija, gauni irgi gal kažkokių studentų, vis tiek tu labai artimai su jais bendrauji ir ar atiduoda irgi jie kažkokį grįžtamą ryšį būtent dėl dėstytojų? Aha, tai dažniausiai sako, kad labai patiko. Ir aš po to girdžiu irgi nebūtinai net iš studentų, bet irgi, kaip tu žinai, sakai, kažkur vis tiek, kažkur kažkas ten ir pasako, ten mokėsi ir labai patiko. Čia kažkada irgi vykau į tokią kelionę, žodžiu, ir pasirodo vienas studentas mokėsi, vyrukas toks, žodžiu, mokėsi pas mus ir sako, tu kartais ne iš Code Academy, sakau, aš mokiausi, labai patiko. Jo, ir tikrai aš irgi pati, tarkim, visai neseniai, gal prieš nepilną savaitę gavau žinutę į Instagramą. Ir sako, mačiau pasileis ten Code Academy kursai, būtent projektų valdymą. Nuoširdžiai, Greta, gali pasakyti, kaip ten? Sakau, galiu, labai nuoširdžiai, žinai. Tai irgi pati dalinuosi ir ir tiek tu, Marija, tiek Edvinas akcentuoja, persikvalifikuoja. Mes kiek dabar galvojam, metai ir 2 atgal turėjom labai fainą kampaniją, kur ištraukiam tos savo studentus į viešumą. Ir pristatėm, buvo ten operos solistas, visą gyvenimą vyras dirbęs policininku ir statybų inžinierė, jeigu neklysto. Tai, Edvinai, kokios tos šviežiausios istorijos ir galbūt Marija irgi galės papildyti, kur tas persikvalifikavimas buvo tikrai wow, iš kažkokios visai galbūt žmogus pats nesitikėjo, iš kažkokios netikėtos ryties, tokių realių pavyzdžių, labai įdomu išgirsti. Tai čia gal Marija labiausiai netgi papasakotų, bet kas užstrigo ne per seniausiai, kai vienas mūsų mokinys į Vintedą buvo atrinktas 1 iš 10, jeigu neklysto, o atrankoje dalyvavo apie 2000. Realiai jisai baigė mokymus, šiek tiek padirbo papildomai ir ten sudalyvavo ir jie atrinko. Tai čia turbūt toks iš šviežiausių, bet kadangi persikvalifikavimas pas mus yra, tai pas mus eina visų sričių darbuotojai, nes jie vis tiek turi pateikti, ką jie dirbo prieš tai, kokį išsilavinimą turi. Tai toks platus spektras yra, kad nieks nesikeičia. Tie patys ir daktarai būna, ir statybininkai, žodžiu, visus perkvalifikuojam. Tai tiesiog jeigu žmogus turi norų ir mato poreikį ir nori augti pats toliau, tai kreipiasi mus ir suteikiam tą galimybę. Nes čia dar, žinai, yra vis dar šiek tiek tas mitas, kad man ten gal matematika nelabai sekėsi ir ten čia toks senas jau realiai nebelabai aktualus, bet vis dar gyvena kažkur žmonių galvose. Ir tas pats vaikinas, kuris man rašo, sako, o ten labai reikia ten loginių, žinai, dalykų visų. Sakau, viskas gerai, užsirašyk, pasikonsultuok, tau papasakos. Tai Marija irgi papasakok tų pavyzdžių galbūt iš savo turi patirties. Aš dar apie tą mitą ir įsitikinimą labai iš karto noriu pasakyti, kad tai čia ir yra spraga mūsų švietime, kad anksčiau kažkaip labai žmonės suprasdavo labai siaurai tą karjerą ir jeigu tau matematika nesiseka, tai natūralu, tu ten atkrenti, taip atrodydavo, ar ne, kad tu ten jau atkrenti nuo 100 plus N profesijų kažkokiu, ar ne. Tai dabar taip nebėra ir aišku,
jeigu matematika nesiseka, tai gal į inžinerinę ten sritį kažkokią ar į architektūrą galbūt ir neįsi, ar ne? Bet su IT jau truputuką kitaip yra, tai chill. Dabar dėl sėkmės istorijų, tai taip, mane praktiškai kone kiekvieną mielą dieną stebina žmonės ir jų istorijos. Tai va ta Vintedo istorija čia irgi buvo labai įkvepianti, ne Vintedo, o mūsų studento, tikrai nunešė stogą visiems, bet yra, tai aš pati visai nesenai kalbinau irgi švenčiant žmogų, kuris buvo farmacininkas, jisai dirbo vaistinėje ir sako, bet visą laiką kažkas knibždėjo toj sielo ir širdį, kad galbūt pabandyti programavimą ir pabandė Pythoną ir dabar yra Q&A Automation Specialist. Bet persikvalifikavo pas mus. Bet dar yra viena istorija, kuri labai griebė už širdies ir parodo tą istoriją, kiek daug priežasčių įvairių gali būti, kodėl žmonės nusprendžia persikvalifikuoti ir nebūtinai tai yra tik tais apie pinigus ir apie galimybės karjeros. Bet turėjom vyruką, kuris buvo veterinaras ir buvo labai kietas veterinaras ir turbūt ir yra vis dar labai kietas ir jis labai daug važinėdavo, skraidydavo į Skandinaviją dirbti. Tai jis Lietuvoje praleisdavo labai nedaug laiko, per mėnesį, ten 1-2 tik tais dienas. Ir jis mums per karjeros konsultaciją papasakojo, kad jo motyvas, sako, aš tikrai gerai uždirbu, turiu turbūt, ir skraidau, ir čia galiu, ar ne, po svečia šalis lankytis, bet aš labai noriu turėti šunį ir šeimą. Ir šitas darbas, tai kad aš tiek skraidau, mane atitolina nuo šitų 2 tikslų. Ir šitas žmogus su tokia istorija, jis jokio gailesčio neprašė nieko, ta prasme. Tai labai greitai įsidarbino. Beje, irgi po karjeros konsultacijos pasakėm, kaip reikia ir įsidarbino į vieną garsesnių įmonių Lietuvoje. Tai kodėl žmonės persikvalifikuoja, gali būti labai daug įvairių priežasčių ir visos jos yra validžios ir kviečiam persikvalifikuoti, jeigu tik tais širdis šaukia. Ir norėčiau dar tokį visą procesą apimti. Mes visai detaliai, kai kalbėjom apie Code Academy karjeros centro atnaujinimus, pakalbėjom, bet būtent aktualu ta pati pradžia, ar ne? Edvinai minėjai, kad gali konsultuotis ar nebukintis irgi mytus, bet būtent finansavimas, nes dabar yra labai aktualu, ar ne? Nežinau, kaip dabar papasakok irgi su kursuok biudžetais, kaip yra su užimtumo tarnybos, kaip yra dirbančiam ir nedirbančiam asmeniui, nes va čia irgi kaip nusimatyti, ar man pačiam reikės mokėti, ar aš vis dėlto kažkaip galiu gauti tą finansavimą. Tai gal pradėkim nuo nedirbančių asmenų. Tai nedirbantiem asmenim kaip ilgą laiką yra užimtumo tarnyba finansuoja mokymus. Mūsų mokymai visi yra tose ribose, kurie yra pilnai finansuojami, tai yra pildomai mokėti nereikia, jeigu yra suteikimas finansavimas. Tai iš esmės, norint pretenduoti, tai dažniausiai jau nedirbantis, jau yra registruoti užimtumo tarnyboje, tai turi kreiptis į mus, turi konsultuotis, pasirinkti tinkamą programą, tikrai pasiryžti, išsilaikyti netgi testą kompiuterinio raštingumo, nes bet kokiu atveju intensyvus mokymai, jau reikia mokėti naudotis kompiuteriu. Pasakysiu tą vis tiek vieną dalyką, kur į mėnesį po 1 ar po 2 kreipiasi ar klausia, ar mokysime kompiuteriu naudotis, tai ne, mes jau mokame programuoti, ar kurti dizainus ir taip toliau. Tai pasirinkus kreipiamas į užimtumo tarnybą ir pagal programos kodą yra patvirtinamas finansavimas arba ne, dažniausiai yra patvirtinamas ir tuomet jau laukia savo grupės. Tai papildomai žmogus toliau, jam niekas nesikeičia, jis gali gauti toliau tą pačią nedarbo išmoką. Faktas, jeigu jinai yra mažesnė, tai žmogus renkasi stipendiją, nes nedirbantiem jinai yra mokama, o dirbantiem tai yra ta pati užimtumo tarnyba ir kursuok. Užimtumo tarnyba vėlgi finansuoja ilgosius mūsų mokymus, kurie skirti jau perkvalifikavimui. Tai nuo Liepos 1 yra palengvinimai, tai
dirbantis asmenys, turintis tik vidurinį jau gali mokytis, neprivalo turėti kažkokią kvalifikaciją ar profesinį diplomą. Tai tiesiog jie negauna stipendijos. Jie dirba ir mokosi, jiems finansuojamas mokymasis. Tai tiek dirbantiem, tiek nedirbantiem persikvalifikuoti užimtumo tarnybos suteikia tas galimybės. Tai, kaip ir sakiau, kreipkitės, suteikiam konsultaciją, pasirenkate ir tuomet jau laukite mokymų. Kursuokai atsiradė šiais metais. Tai jau yra skirtas, kaip ir visiems mokymam, bet tenais yra fiksuotas krepšelis, 500 eurų. Tai jisai skiriamas kiekvienam dirbančiam asmeniui, kuris turi bet kokį išsilavinimą. Tai ar tai daktaro laipsnis ar apsauginio diplomas profesinis, tai visiškai yra nesvarbu. Tiesiog nuo 18 iki 65 metų tie žmonės gali gauti vieną kartą į 5 metus tuos 500 eurų. Ar jie panaudos trumpiem mokymam ar ilgiesiam mokymam, jau čia yra jų pasirinkimas, jie gali tiesiog papildomai sumokėti, jeigu nori eiti brangesnius mokymus, panaudodami tos 500 eurų. Mes būtent Kursuok platformoje mokome vieno įgūdžio kažkokio. Tai ar kibernetinio saugumo, ar ChatGPT, ar projektų valdymo. Tai būtent 40 kontaktinių valandų, 54 akademinės, jos skirtos, kad vieną kažkokį nedidelį įgūdį gauti arba jį pasitobulinti. Tai su biudžetais, tai ten, kaip čia pasakius, jisai būna, bet labai greitai būna išnaudojimas, nes iš esmės jisai buvo iki gal rugpjūčio neišnaudotas, vėliau jis buvo papildytas, tai dabar nesumeluoti, man atrodo, 2 milijonai buvo papildyti, 3,5 dienos nebeliko. Tuomet šiek tiek naują tvarką padarė, kad neišnaudotus pinigus, kurie grįžta, nuo žmonių, kurie nutraukia arba persigalvoja, karts nuo karto paleidžia, būtent, kad juos galėtų panaudoti žmonės. Tai buvo beveik 400 000, tai užtruko 38 minutės. O šį antradienį, tai gruodžio 3 buvo papildyta 184 000, tai 12 minučių užteko. Tai tokia situacija yra. Būsim labai mokyta šalis. Jo, su šių metų biudžetu, o kitais metais tai jau yra pranešta. Tai bus ketvirčiais dalinama. Tai pirmasis ketvirtis nuo sausio mėnesio bus 1,5 milijono. Tai jeigu, jeigu tikrai tai bus vėl greitai išnaudojami pinigai, dėl to nes ir programų daugėja gerokai, ir žmonių žinomumas, būtent apie patį Kursuok LT, tai manau, kad tokia suma, turbūt diena, pusantros, iki 2. Tokia suma, tai kas norės, tikrai pasižymėkit sausio pradžią. Mes tikrai informuosime, kada bus tiksliai papildytas biudžetas, ar sausio 1, ar sausio 2, bet jau dabar galite užsiregistruoti, rinktis programą ir laukti tos mūsų žinios, kada bus papildytas, kad spėti gauti vietą. Čia yra žiauriai fainai, čia nuostabi tendencija ir, kaip ir Marija sako, turėsim labai išsilavinusią tautą. Tai labai smagu. Ir dabar pabaigai norėčiau gauti iš jūsų tokį, kadangi jau čia šventės artėja, nauji metai, žinai, tokį motyvacinį palinkėjimą, tiesiog, jeigu reikia to vieno postumio argumento, kodėl verta pradėti ir kodėl verta būtent pas mus, tai Edvinai, norėčiau pirmiausia iš tavęs išgirsti. Tai visą laiką verta dėl to, nes skaitmeniniame pasaulyje gyvename, viskas skaitmenizuojasi ir jeigu nori išlikti konkurencingas, tu turi eiti mokytis būtent kas susiję su skaitmeniniu pasauliu ir nesvarbu, kokia tai būtų technologija, apskritai visa IRT sektoriaus dizainas, projektų valdymas, nesvarbu visiškai. Tiesiog, kad būtų susiję su skaitmeniniais dalykais. Dėl to, nes rinka keičiasi pastoviai, visiems reikia tų naujų įgūdžių, tai tiesiog, jeigu nori būti konkurencingas, ir nori išlikti su geromis pajamomis arba jas auginti, tai tikrai būtent šitas sektorius, šitie mokymai yra tau. Marija? Jo, tai jeigu pergyvenate, ar tikrai yra IT sritis jums sritis dėl įvairių dalykų, dėl amžiaus, lyties,
dėl dar kažkokių tai dalykų, tai kaip ir sakiau, man atrodo, čia pačioj pradžiai, kad gerų specialistų visą laiką reikia. Tai ir aš net neabejoju, kad mes kiekvienas savaip esame nuostabus ir mes kiekvienas savaip esame geri specialistai, tik ne visi tą geba arba pademonstruoti, arba net ne visi žino, o kame jie yra geri. Tai vat IT srityje galit save atrasti ir pamatyti, kad gal ten, nežinau, pardavimų vadybininkas buvot labai prastas, o ten programuotojas būsite puikus arba programuotoja. Tai eikit drąsiai, nepamirškit mokytis ir dar kartą mokytis, nes ateisit į šitą sritį, kurioje reikės labai daug mokytis ir mokosi visi, net nebūtinai pradedantieji, visi šitoj srity mokosi. Ir kai ateisit mokytis pas mus, ateikit į karjeros centrą, nes mes išmokysim parodyti tą savo nuostabumą, kurį kiekvienas jūs turite. Taip. Labai gražu. Aš dar gal ir papildyčiau, čia iš praktikos, mūsų mokinių, ypatingai iš dirbančiųjų. Tai tie, kurie ateina persikvalifikuoti, jie bijo keisti darbdavį, nes dažnai atrodo, kad jeigu ateis persikvalifikuoti, jau viskas, turi keisti darbą, taip toliau. Ne, toli gražu, tu gali likti savo darbo vietoje, tai gal kažkokiai kitoj pozicijoje. Lygiai taip pat tu gausi naujų kompetencijų, tu būsi vėl naujų dalykų išmokęs, tu būsi stipresnis savo pozicijoje. Automatiškai ir darbdaviam dėl to yra geriau, nes jeigu išliekate patys darbuotojai, gavę naujų kompetencijų, jie pridėtinę vertę didesnę neša savo darbdaviam. Tai tie žmonės, kurie dirbantis bijo mokytis, tai tikrai nereikia bijoti, nes mes ir programas pritaikome pagal tai ir užimtumą, ir grafikus, kad žmogus sugebėtų ne tik dirbti, bet ir mokytis ir turėti dar savo gyvenimą tuo pačiu. Edvinai, dar pasinaudok progą ir pakvies, kokie yra dabar artimiausi kursai ir kur, jeigu, žinai, super dabar įkvėptas, jau spirga, žinai, savo vietoje, netilpa savo kailį, kur gali artimiausiu metu prisijungti kokias programas. Tai dar gruodžio mėnesį yra galimybių tiek skaitinė rinkodara, tiek web dizainas, tiek Python programavimas, tiek TypeScriptas. Realiai prisijungti galim pas mus bet kada. Pas mus nėra sausio mėnesį, antro semestro, nėra rugsėjo 1. Pas mus visą laiką semestrui. Pas mus visą laiką rugsėjo 1. Pas mus realiai yra kiekvieną pirmadienį rugsėjo 1. Šitas kelios šventinės savaitės nebus rugsėjo 1, dėl to nes jau taip kalendorius sudėliojo, bet iš esmės visos mūsų programos startuoja kas 5, 6, 7 savaitės. Yra kai kurie gal sunkesni mokymai, DevOpsai tie patys, kur labai didelis trūkumas yra, tai jie startuoja ten kas kelis mėnesius, bet visos kitos programos startuoja kas 5-6 savaitės. Tai ateikite, konsultuokitės, užsimkite vietą, užsimti vietą būtinai reikia. Dėl to, nes yra programų ir grupių, kuris sausį net neturime vietų, tai tik tai dabar kreipiantis, tik vasarį galėtume pasiūlyti tikriausiai. Tai šitą akcentuojame būtinai, jeigu galvojate, pradėjote šitą kelią, tai kreipkitės pradžiui į mus, kad turėtumėt galimybę gauti vietą būtent grupėje. Tai pasinaudosiu ir aš irgi progą pakviesiu, to pačiu pakviesiu ir sekti socialiniuose tinkluose mūsų podcastą ir ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Dėkui.